prie naujo video, kuriame mes, aš su savo broliu bandysime paimti visas 9 širdis. Aš jau iš jų esu paimęs 8, pasiklausęs ChatGPT, bet štai jums ir pamoka. Niekada neimkite širdžių privačiam serveriui, nes jos tiesiog bus kiauros. Jūs tiesiog nepaimsit. Dabar mes jau paėmėm ant šito mapą. Nu, aš jums galiu parodyti. Aš jums parodysiu. Nesišaudom. Aš jums parodysiu. Ne, aš noriu žiūrovams parodyti. Aš dabar parodysiu jums, kur yra pati pirma širdis. Nerodyk. Kad gautume... Aš, žinokit, pasiklausiu ChatGPT. Tai galite ir jūs. Tai galite ir jūs. Aš paprašau, kad čia turėtų būti viena širdis. Bet ten kur... Mes jau žudomės. Tai va štai čia, kur tas raudonas, aš to jums parodysiu. Va čia, kur tas violetinis yra, tai ten imkite širdis. Ant šito stulbo, nes matote, čia violetinis kilimėlis, bet neimkite ant to kito stulbo, kur yra geltonas, nes ten jūs tiesiog nerasite tą širdis. What the hell is... Gerai, mes dabar galime šaudyti. Tai jūs jau galite pasijungti ten telefono, kompą ar ten dar kažką tais. Ne Nintendo, Xbox'o ir galite pakolektinti. Bet prisiminkite taisyklę, ne privačiam serveriui. Kaip už tai? Gerai. Dabar. Nu. Dar viena širdis yra čia, viltrikų lenta. Matote, kada jūs čia užsilipote? Man sunkiai. Aš turiu 7 žvaigždžių. O čia jūs turite matyti širdį, bet kad užsilipti, tai žinokite, yra ką. Lauk. Galiu pastovėti biškį vietoj, aš pažiūrėsiu, kokia tikimybė, kad tu laimėsi. Tavo 43% tikimybė, kad tu visada laimė. O kiek pas tave? Tai tam mes visos 2 kartus. 2 kartus. 2 kartus anas. 56% tikimybė, kad aš laimėsiu. Ant tavęs 43. Gerai, ir dar viena širdis yra... Čia už dėžių. Čia už dėžių. O čia. Bet mes jau ją paėmė. Man trūksta tik vienos širdės, kad atsirakinčiau džempedą. Aš jums, man atrodo, dabar... Kas jums čia parodė? 3, tai dar reikia 6 parodyti. Gerai. Lauk. Davai šitą, aš čia irgi noriu parodyti. Ne. Dar viena širdis yra ant šito mepo. Dar kartą varysim. Ir žinokite, jūs turėsite jas pakolektinti čia.
šurugus mano nutilint. O čia dar vienas šerdis yra. Žinau, o štai čia. O apačioj. Gerai, ten, žinokite, irgi reikia paimti šerdį. Man atrodo, jūs matėte tiksliai ten, kurioje vietoj reikia paimti. O štai čia. Aš tai visai nemačiau. Nu gerai. Tada šerdį. Nerodyk šerdžių. Kodėl? Tai nerodyk. Gerai, kad tas šerdis yra ant va štai glavos mepo. Ne ant šito. Nu ant šito irgi yra vienas šerdis, tik kad jos dar nežinau jos tikslios vietos. Tai pasivarysim iš šią džepitį. Biški. Kitas šerdis yra šito mepo. Kodėl? Nu, aš tave nušalsiu. Kitas šerdis yra ant šito mepo. Jie patys vos. Tiesiog reikia aplinkui rato apeiti ir paskui pamatysi tamčiuką ir tada ten bus šerdis. Šerdis yra ant tokio žmogaus, kuris skęsto lavoje. Va, ant šito. Šiaip tiesą sakant, aš jau ten ją buvau paėmęs. Tai man dabar nieko gero paimti. O mano brolis irgi ją dabar paėmė, kaip girdėjau. Jums grinai turėtų būti, jūs turėtumėte būti išgirdę tame tą garsą. O ne. Už tokį garsą turėtumėte būti išgirdę. Nu, o tokį kaip kažką tai skamti, bet aš gavau ties streak bonus. Man reikia reikalinga katana. O, dabar su katana varau. Man reikia dar vieną minutę pažaisti, kad daryčiau kažkokį pasiekimą. Šiuo laiku dabar jau daug pasiekimų. Bet aš dar vieną pasiekimą padariau. Aš taip padariau vieną. Aš tiesiog nežinau. Aš padarysiu 2 pasiekimus. Reikia 12 valandų žaisti. Štai davė atsais, o ką? Štai tada savo padariau su šitais. Tau tik vienas smūgis galvoti, O. bet manko. Nu, aš taip man nepadarysiu. Nu, tai buvo nesąžiningai, didžiulis. Gerai. Dabar man atrodo, kaip aš jums čia parodžiau. Reikia. Dar šerdis. Dar šerdis, nežinau, kad dar yra. Ai, prisimenu. End stationų. Traukinių sustojimo stotelės. Traukinių sustojimo? Gerai, nu, ateik čia. Ateik čia, come here. Ant šito. Ant šito mepo dar vienas šerdis yra. Dar ant... Ne, tiesiog, aš norėjau ją parodyti. Gerai, tai mums reikėjo... Nu, dagetsų gali prireikti arba pirštinių.
Jūs galite nusipirkti arba dagetus, arba pirštinės, arba šitą. Aš žinokite, tiesą sakant, Kur tu šerdis? šerdis yra kažkur čia prie sienos. O čia jūs galite, jeigu norite, užlipti. Čia už... Ai, aš čia paėmiau. O čia kažkur tas turėtų būti. Bet jums reikės išeiti už žemėlapį ribų. Žinokite. Aš tu šerdis. Apeikite va štai čia ant sienų. Tiesiog eikite ir rasite šerdį. Tiesiog visą mepą galite apeikti. Okay, ir kita yra šito mepo šerdis. Bet žinokite, ant kranų. Neužlipti yra gan saugu ir aš jums dabar parodysiu. Va, jums lieka granatus ir šitą. Tik šitą dviejų ginklų. Šitą ir granatus. Ateinate, užlipate ant čia. Palaikite granatą ir tada jis sprogsta, jūs pasisukate vaizdą, padarite 360. Ir jeigu dar turite šitus pėliukus, jūs galite tiesiog lipti. Dabar šerdis yra ant štai čia. Jums reikia čia užsilipti. Eiti. Tiesiai. Ir šerdis jums bus čia ant pačio galiuko. Taip galite nužudyti. Sėdi, tu jau buvai nulipęs. Aha, aš tavus nemačiau. Okay. Okay, bet aš tavo brolio nemačiau. Aš tiesiog bandžiau savo brolį per mažai tarpu, kad žudyti ir man pavyko. Dabar susitiksime prie kitos šerdės. Nu, ne prie kitos, bet prie paskutinės šerdės. Mes susitiksim prie paskutinės. Ir mes pažiūrėsime ChatGPT, nes jis turėtų būti tokiame apie dogs. Aš jau žinokite. Žinokite, aš dar tiesą sakant nežinau, kurią vietą, bet tame daug. Bet pasižiūrėsim ChatGPT. Pasižiūrėsim ChatGPT. Mano slaptavietė. Užmepo. Taip. Aš kritau, ar pašau biškį. Bet aš bandysiu užlipti ant to Rival ženklo. Eik, tu gali biškį manęs palaukti, aš bandysiu ant Rival ženklo užlipti. Ok, reikia laukti, gal granatą užsipildys. Gerai, ir mums granatą tuoj užsipildys. Mane užsipildė. O ne. Mano brolis. Oi, tu. Bandysime ant to ženklo užlipti. Tik mums turi užpildyti granatą greičiau. Aš noriu suspėti. Jau ką tu darai? Jeigu bugimus. Aš jau susipauksiu tu. O ne. Bet tu turi ateiti. Greičiau. Ar mes iš kitos pusės? Ne, nu gal. Greičiau ateik tu. Toliau. Nope. Aš prie jo biškį prisiliečiau.
Aš niekiek prie jo neprisijaučiau. Biškis. Čia biškai palaukti. Nesužuvam. Bet nesišaudom. Nu gerai, galim šaudytis. Susitiksim prie čia GPT. Ir mes jau susitiksim ant krano. Op. Račiau granatą. Sniperis. Susišaudom. Pabandom. Nesišaudom. Oi, aš negirdėjau. What the hell? Ko tu negali? Negirdėjau. Nu gerai. Iš naujo. You gotta wanna taste. Nekovus higher. Okay. What the hell? Nekovus higher. What the hell? Motor você disse nada. Tá bom. Ele fica. Aš dabar esu kalbos aukščiausiai įmanomai vietai visam metę. Mano brolis dar nepas. Hello. Visi. Nice to meet you. No. Okay. Ne, tu galėjai kristi tą pusę, nes tu tada būsi, žinai, kas tau bus, o tada atsitika. Ten yra toks mini tarpukas, tokia skylutė mini yra. Ir tu ten galėsi įstrikti, ten yra tiesiog biški žaidimo bugas. Žaidimo bugas. Aš įkalė desino. Bombardino krokodilo. Okej, čia tas šilus, turi švideko. Traukis. Op. Kaip aš iškritau? Tai dabar naudžiam. Kur šerdus? Dabar mes pasižiūrėsim, kur kitos šerdis ir pupą gavome. Šūdą gavau. Aš. Ant pipų. Dabar žiems film. Nu gerai, kas partijai moteris šis. No join. Kamila, jie būtų iš 410. Had to get all Shit, 9 yra tas shards to video? unlock the brand new weapon called the Tai jump jūs pad. galite So dabar this is a savo brand new ramiai utility you can use. pasižiūrėti. You have to find 9 dabar, shards around the kol game. aš The first one filmuoju, will be behind the street leaderboard. I already čia collected it, but it will be visas right here. šerdis. And keep in mind, you have to be in a public server for this. VIPs do not work. Alright, and so the next shard will be on the construction map. Use your mobility to get on top of the crane over here. I highly recommend just doing this with the friends. You don't have to like go against like actual people trying to kill you. But just go to the end of the crane. And you might have already seen it, but Žinokite, just tai go to the end of darykite the su crane. savo The shard will draugu. be Nes right there, Yes, and that is yes, 2 out of 9 yes. for the scavenger hunt. Alright, and then the next location will be in the lobby So behind that's these your boxes, and then just right there. Go ahead and claim that, then you're at 3 out of 9. Alright, and the next location is also still in the lobby. Just come right here, and then boom, you got the 4th shard in your inventory. Alright, and the next one will be on the Onyx map. If you just come over here, you will have to go in the lava. I don't think it insta-kills you, but just try to bounce on it and get it fast before your timer actually says return the dual zone. And that will be the 5th shard collected. And then the 6th location will be on the bridge map. I recommend you get some mobility just so you know 100 doesn't fall off. But it'll be right up here, and you just gotta climb up here. Make sure you get it before you get timed out. And then that will be the 6 out of 9 scavenger hunt location. Alright, so the next shard location will be on this small crossroads map. Just come up here behind the rock. You gotta do a little side jump, and you can just die if you want to. But there is the next shard, and that's probably one of the most hidden ones so far. So the next one is on docks. This is by far the hardest one, and you have to use the war horn, and I would recommend using any movement weapons. I'm pretty sure you have to go down here, right here.
Yes, I got it right before I died, but it's in the back, and that is probably the hardest one to find and onto the last shard. Alright, so the last location will be on Station. To get it, you basically just gotta go down here, and then right here on this pillar, you kind of have to die to get it, but it's just right there, and as you can see, we have completed the jump pad. Alright, now it says I can unlock my new weapon. You scroll down all the way to utility, right here, and it's actually free. You don't have to spend keys. So let's go ahead and get the unlock animation. There we go. There is 2 skins for it. You got a trampoline skin and a bounce house. This is basically just the splash. And then also, I'm the only one who will have the Bob the X-Trom on it, just because. Okay, can you see this? No, never mind. Doesn't even matter. But alright, so I'm gonna just show a little bit of gameplay with it. As you can see, utility. It does only have 1 use. I don't really think this will be the best utility, but I think it can create some pretty cool strategies once we use it. As you can see, it can be placed anywhere you want. So I'm gonna just place it on the wall right here. Bounce off the wall. And I guess maybe that, did some trickery, but to be honest, it's not probably going to be that good of a utility. But I think it's really cool how Rivals brought back the scavenger hunts. If you guys didn't know, their old games like Treasure Quest has scavenger hunts every single event. So it's really cool that they actually brought them back. Окей. Dabar paskutinės šerdis. Ateik čia. Ateik čia. Tai nereikia. Nežinau, pabandysiu. Reikia dar 20 raktų. Man reikia dar tik 18 raktų. Man 2. Tai ant šito mepo yra paskutinė mūsų šerdis. Aš be Paskutinė. norėjau. Man atrodo, mes nepaimsim. Reikia ginklų greitų, double jumptinių. Greitas. Aš tikrai šią daugiau džiaugiu nepasiėmiau. Aš tinkamą vietoje atsispaudžiu. Tinkamą vietoje atsispaudinau. Atsišaudyk. Ne, nepavyko. Galiu aš pabandyti. Reikia kažkokių greitų ginklų. Opa, tinkamai vietai. Reikia greitų ginklų. Reikia greitų ginklų. Ne. Na, broliai irgi nepavyko. Dabar mano eilė. Reikia būdos. Nu, reikia to. Būdos. Nu, mes vadinam su broliu Dūda. Bet čia iš tikrųjų kitaip vadinasi. Gerai, mano eilė, okei. Tai prie pat. Ne, beveik trūko. Mano eilė. Labai mažai trūko. Man kokią centimetrą trūko. Ir man. Aš pažiūrėsiu, kad mano brolis laikas. Lauk manęs. Ne, to nepavyks. Ne, aš naują galiu. Prašau, nes aš ne taip biškį padariau. Ne, bet kodėl taigi mes turime dar daug laiko? Aš atsakydau. Bet galiu aš paimti. Šį kartą aš. Tu per ilgai užsilaikei ant linijos. Dabar mano eilė, okei? Ne, paskui ne. Aš taip pažiūrėsiu, kaip tu sekasi. Aha. Usto. Atsargiai, kad ne. O ne. Nu, galima lipti. Aš tave galiu. Okei. Reikia. O ne. Nepavyko. Užšaudau langą. Mano eilė, man nepavyko. O kas? Tiesiog biškį granatą atleidau. Kas, kad atleidai? Vis tiek mano.
What the fuck? Čia tiesiog hard yra paimti. Reikia kažkokius gyvus. Geresnius pasirinkti, kurie padaro daug džimpą. Ką tu čia darai? Aš žiūrėsiu, kaip tu laikais. Gerai. Ir tu stengiasi, kad to neišeitų žnepo. Beveik, tik centimetrus liko. Kas čia? Man kažkokia bomba ten išpėtė. Labai ilgai praleisim laiko iki kol mes ją paimsim. Ne. Tai dabar galite labai ilgai. Man automatiškai pasipildė raktų iki 31, bet aš neišleidau robuxų. Tad galima nusipirkti tą dūdą. Kur sakiau, kur įtą? O šitą? Ir pabandysim paimti pačią paskutinę šerdžią. Nagi, ateikit, prašau. Op. O, nu. Kaip jis vieną meistriką turi? Prašau šitą. Šitą. Tai visus. Ok, snaiperį šitą. Aš kaip tik toj vietoj. Ne tą ginklą pasirinkau. What the hell? Darau, tu nepražiopsok vaiko. Okay. Ir būtinai kažką užkas prieš sportą, nesusivalgyti. Taip aš tų ginklų nepasikeičiu. Aš pamirštu ginklus pasikeisti. Nusišauti aš save. Dabar tai jau turėtų pasikeisti ginklus. Taip. Taip, Karlai, tu keisti ginklus, taip tau ir reikia. Kaip? Ko man dar reikia? Gal double jumpo? Gertuvę pastačiau prie batų. Aha. Gal man double jumpo reikia? What the hell? Kaip? Ja, aš paėmiau, džemšerdį. Paėmiau pagaliau. Ja, tai man daug nešia video ir užbaigsim. Džemperdą. Viso gero, su jumis buvo Karlas ir viso gero. Palauk. Čia yra šitas burgeris. Gerai, dabar jau tikrai viso gero.